Kažkur yra koordinatės. Niekam nereikalingi, baras pas mane pamatė, štuką eurų, feisą, neblogatą. Kaip jūs galvojate, imti, neimti, nazas. Tai ką, sveiki draugai, prieš pradedant seriją norėčiau paprašyti jūsų, kad būtinai paspaustumėte subscribe mygtuką ir paspaustumėte ant to varpelio, kad gauti pranešimus, kada yra nauja serija. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai yra didelė motyvacija, nes iki 2000 liko vos, grubiai sakant, 250 subscriberių. Tai kągi draugai, sveiki, pagaliau džiugina saulė, pagaliau geresnis oras, pagaliau pradeda, jeigu ateitų mano kanalą žiūrėti, tai suprantat, kad čia veiksmas su automobiliais, tai pagaliau pradeda judėti ir automobiliai, žmonės jau pamatė saulę, išvydę gerą orelį, išgirdę čiulbančius paukščius, jau nori pirkti automobilius, nes reikia žmonėm atsinaujinti po žiemos. Aš nebūčiau jeigu neparodyčiau, nepravešiau jums ekskursiją į Utenos automobilių turgų ir pamėginsim rasti įdomesnių variantų ten. Praeitą seriją jums pamačiau, kad labai patiko nagrinėjant rinką, tai pabandysim paanalizuoti dabar Utenos automobilių pardavimų aikštelės rinką, pasižiūrėti, kokie yra geri automobiliai, ar yra su užslėptais defektais ir apskritai pabandysim kažką iškrapštyti netgi savo perpardavimui ir pasižiūrėsim, kas gausis. Pagnali žiūrėt, draugai. Ką, draugai, draugeliai, esu jau aikšteliai ir varom pasižiūrėti variantų. Kągi mes čia turim Audi daužta 6000, 9000. Neblogai kaina, bet labai Passatas visai nieko. Ir kaina adekvati, ir rida nedidelė. Aišku, turi nedidelį niuansėlį, bet visai nieko. Minimaliai patvarkius, galima uždirbti. Šitie niekam nereikalingi, jau apaugę net. Šiaip nežinau, kiek visą laiką girdėjęs esu, kiek man pasakoja kažkadaise tėvai, proseneliai ir taip toliau. Tai Utena yra tas turgus, kur iš visos Lietuvos visus suvežtys visi automobiliai, kurie nėra parsidavę kažkur kitur. Bet kaip pavyzdys, aš dabar čia vaikščiu ir žiūrinėjau kainas, tai ganėtinai tikrai neblogos, nors kaip ir visur. Aišku, reikia atokiau žiūrėti tos automobilius, gal turi paslėptų kažkokių defektų, bet šiam momentui, kaip pavyzdys, Volvo. Kiek čia jinai net nesimato. XC9, 2018 metai, 2 litrų dizelis, kaina 305 000. Gal biškį perlenkiau, pasakydamas, kad geros kainos ir labai ilgai stovi. Čia yra ir pliusų ir minusų. Kai filmuoji apžvalgas, rodai žmonėm viską apie automobilius ir taip toliau. Dabar Perikupas mane pamatė. Sako, tik nieko blogo nesakyk apie mano mašinas. Okei, vis nefilmuosim. Nors ne, juokauju, vis tiek nufilmuosim, įsiruošiu nieko apgaudinėti. Na ir šiaip, aš to žmogus, aš jūsų variantų nešmeižiu, nieko blogaus nepasakoju apie juos, parodau ir praanalizuoju rinką, kad jūs galėtumėt mano mėly žiūrovai pasižiūrėti, ar viskas čia gerai, viskas čia blogai. Efke, nu ką mes čia turim? 6990. Saloniukas gražus, aišku, vairas padažytas, bet čia nėra nieko baisaus, kad automobilis atrodytų gražiau. Mažas telikas, komplektacija nebloga ir kaina ganėtinai nebloga, tik kad spalva gal biški gaidys. Avensis 5000. Kaina irgi nebloga, net labai nebloga. Automatas, vairas nedažytas vairas. Validatai, manau, čia bus pagal sėdinę, tai pasakyčiau, kad didelė. Ir čia tokia germetikai kažkokie kaip maža. Nu nebloga kaina šiaip už faceliftą, už dizelioką. Dar viena dizelinė kepatį. Nu čia jau sėdinė dar nedažyta, bet vairas tai jau dažytas. Bumbulas dažytas pas mus. Bumbulas irgi padažinėtas. Bet šiaip švarus, ganėtinai neblogas variantas. Čia tik tai biškį pataisyt ir bus nieko. Aš jums rodau tos automobilius, kuriuos labiausiai domina žmonės. Opa, netgi ratukai, pažiūrėkit, kokie priedo yra. Nieko. Tik kad vat jau parūdijas. Tikriausiai bus iš Danijos. Jau, iš Danijos automobilis. Arka dažyta. Matau šiukšlę čia. Bet šiaip nieko. Jeigu ir dažyta, tai kaina tikrai adekvati. Mes tokias prie faceliftus po tiek pardavinėjom, tai
kaina vis tiek gera. Na šitą tai tikrai galima pasižiūrėti. Činazas. Čia tikriausiai gal neparduodama, čia gal tvarkys dar. Nors irgi nupirksiu, bus gera kaina. Kainis nėra. Matyt, su kažkokiu defektu. Varom toliau žiūrėti. Bileris. Automobilių čia parduoda bilerį, šiaip irgi autopliuose matęs nemažai jo skelbimų. Tai kiek žinau, kainos pas jį neblogas ganėtinai. Tik kad automobiliai iš Danijos, man va tai nepatinka. Taigi aš atvariau pasižiūrėti čia Volvo V70 už gerą kainą ir F30. Po krušos nedidelės irgi gera labai kaina, tai vat ieškau. Surasiu, pasižiūrėsim visi kartu, ką mes čia turėsim. Volvo va tokia, man atiduosiu už gerą kainą, bet iškiai gal nelabai. Lakas pasilūpęs visur, veikiant kiekvienos detalės. Padažyt nesinori, bet šiaip kaina labai irgi saldi. Kaina štuka eurų, šveisa, su ratais, su viskotai. Nebloga kaina. Va, šitas F30, prieš irgi atvariau pasižiūrėti. Tai vienas įdubimas, pakrušos, antras. Šiaip gal nėra baisu. Šiandien tarpu. Vilinio sparno yra. Stogų yra tokių didesnių. Salonas vidurainis, nu bet ką daryti. Bamperius vis tiek keičiau, dėčiau ampaką daryčiau. Čia dar kas sekas. Čia jau net su špakliu. Tai špaklius čia jau lūpasi. Dėja. Dėja. Bet šiaip ir kaina. Už 5000 atiduoda, tai ką norėt. Kaip jūs galvojat, imt, neimt, ką čia padaryti? Tai va, iš tikrųjų, kaip čia pasakius, nėra labai lengva ir čia variantų ras įdomių. Aš nekalbu jau apie tos variantus, kuriuos mes ieškojom jums iki, kaip sakėm, iki 3 štukų. Jau čia tikrai kažko nebus. Aš atvažiavau čia pasižiūrėti, analizuoti rinką, plus pasižiūrėti, gal kažką galima nusipirkti savo. Už patrauklę kainą. Už patrauklę kainą irgi, vėlgi sakau, aš neapšikau turgaus, nes variantų čia pilna. Šiaip variantai ganėtinai neblogi, yra iš ko pasirinkti, bet aš ieškau iš to, iš ko galima uždirbti. Nes gyvenime reikia judėti ir judėti kuo greičiau. Visų pamėgtas variantas jau 3.8 PM, 2 litrų dizelis. Net atidarytas. Bet uždročintas, tai na. Kaip pavyzdys, kad dažytas. Nežinau. Matot, nematot. Aš tai matau. Bamperis dažytas, bet jeigu bamperis dažytas, tai čia nieko baisaus. Kapotas jau rūdyja. Simakas su full ledais. Tiesiog kaip reikia. Ampako nėra. 16 kavalkų. Nu štorkės, šmorkės. Gal ir nieko. Žiūrint kokia rida. E9, 550. Taip feisas. Bet be komplektacijos. Pamėgta žmonių mašina SŠM, aš pastebėjau. Čia tarpas sueina gražiai žibinti. Čia tarpas didesnis. Pirštas čia lenda. Čia pirštas nelenda. Įliuota buvo. Na ir įdomu, kas čia buvo. Dėl ko čia tarpai nesueina. Čia tarpas kaip ir okei. Čia tarpas kažkoks keistokas. Varžtas suktas sparno. Reiškės buvo dažyta. Jau pradeda žaliuoti automobiliai. Reiks greit mums irgi aikštelėje savo automobilius plauti. Man čia labai juokinga buvo, kai praeitame video žmogus parašė komentarą. Veidą savo slėpk, kai filmuoji. Ir čia tipo aš norėjau sužinoti pas jį tokį klausimą. Čia kame bairis, tipo aš bijau, kad sudaužysit mane ar dar kažką. Nėra čia ko bijot. Galit daužyt, laužyt. Pochui. Aš tiesiog tas žmogus, kuris vaikšto, nagrinėja, rodo. Ir žmonėm tai įdomu. Jeigu visi bus tokie atsakingi, visi bus tokie teisingi ir pasaulis bus nuo to žymiai geresnis. Iš Belgijos 7250 vašiam, bet čia jau gaunasi cross country. Kiek kaina? 16 metai. Lėt zalupos nahu. Kai užpisakai nerašo kaino, nu čia pizdėt. Ką aš dabar dėl vienos šitos mašinos, jeigu man įdomu, turiu bėgti pas kažką ieškoti, kur čia man kainą tą rasti. Nu absurdas. Žmonės, jeigu žiūrit šitą video, pasidarykit, kad jūsų visų automobilių būtų kainos. Iš karto viskas paprasčiau tada darosi. Va, parašyta kaina. 16 000. Pasižiūri. Sidabrinė, nepatinka, nepia. 11 000, ketvirtukas. 420D. Viskas iš karto paprasčiau, kai yra aišku, ko nori, už kiek nori ir kodėl nori. Na, vėl, kainos nėra, arba čia išdegus gal. Na, bet Volvo, nučiuchintas salonas pizdės. Einam pasižiūrėti tai, ką labiausiai mėgsta irgi Lietuvos gyventojai. Čia yra busai. Tai 5, tai 4.
Labai pamėgtas variantas iš žmonių. Dar spalva gražiai. Nėra kainos nėra. Salonas, kur tai paėmės. Nu va čia privalumas yra. Čia iš karto požymys į tai, kad automobilis pilnai nesidažė, nes yra originali plėvelė. Tai plėvelė čia, dangtelis matau, kad dažytas buvo. Darytas jisai čia kūkštas, jau matos viskas. Nahui, žiūrim XC9. Irgi žmonės labai mėgsta tokius. 2407 kW, 12 000. Pizdu tos 12 000. Čia ne tame bairis, kad aš šaibų neturiu ar ten dar kažkas. Tiesiog iš šito varianto neuždirbsi nieko. Absoliučiai. Jeigu savo pirkti, jeigu ieškoti gerą automobilį, tai sakomai be abejonių. Jeigu tikra rida, to vis gera, to kaina gera. Bet kad uždirbti, tai kažką. 835. S8 RD Signal. Gražiai atrodo, bet brangu. Vašiam. Kokia gražiai. Kokia čia kaina pas mus? 2500. 2500. O. Pirštas nelenda. Pirštas nelenda. Zorai geri. RD Signas. Na, aišku, pastovėjus purvina, vasarinės padangos, bet jau pochų. Graži mašina. Žiūrint, kokia kaina. Kaina pas mus 16 950 parangų. XC10 10 000. 200. Iš Danijos. Ką mes čia iš Danijos turim? F-kę. Kainos nėra. Kainų vėlgi nėra. Na, ir kaip man, jeigu aš noriu tą automobilį pasižiūrėti, man nedomintų jisai, jeigu būtų aktuali kaina. Net merginus pirikupė. Toje asilė. Tvarko mašinas, o taip ir turi dirbti žmonės. Gražus. Ir kaina graži. Solidi Pantareski. Vandensas. Raudonas salonas. Mechanika. Ką pas mus kaina? 8 kW. Tyrišas. Bamperis dažytas baisiai. O kaip dažina. Ai čia braukta buvo. Tik bamperį nupūtė. Poliruot reikia. 16 metai. 18 700. Salonas puchai. Šiaip gražiai. Bamperis dažytas baisiai. Gerai, parodysiu, kur dažytas blogai. Kaip pamačiau. Kameros tikriausiai nesimatys. Bet neesmė. Bamperio apačia, nieko čia baisaus, nieko čia kriminališko nėra. 11 300 šeisas. Buvo šiaip tokių variantų nemažai Olandijoje, kai buvom, bet visos buvo priekį varomos. Tai priekį varomų mes nepirkom, nes galima su tuo variantu papult, ilgai stovės. Nu, tai va, draugai, kaip pavyzdys, variantas toks įdomesnis. Komplektacija Ocean Race, kaina, paklausiau, už 8,5 atiduoda. Mechanika. Neblogas salonas, gal vairiuką padažyti, žibintus nupoliruoti. Ir čia šitą kasikėlį patvarkyti, bet čia aš nupoliruočiau ir būtų viskas ledas. Kaina visai nebloga, reikės apgalvoti pačiam šitą variantą, gal bus įdomu. Nu dar už vien pasižiūrim Toyota. Net 450. Ne koža, mechanika, bet kaina nebloga. Žiūrint, iš kur atvaryta Belgija. Bamperį priekinį dažyti reikia. Padangos, liktos. Neblogas variantas šiaip. Ta prasme, neblogas variantas iš mano atžvilgių. Nesakau, mes tokias pardavinėjom po pre-faceliftus. Po 5000 kažkur plius minus. Tai kaina nebloga. Q7. S-Line man dušiam rida, aišku jau didelė. 3 litrų dizelis, 100 kW, rubiai 25 000. Bloga. Aišku, komplektacija skurdoka, be apdailų jokių šustrų, bet jeigu kokie materiškiai, kaina nebloga. Tai pasakysiu trumpą reziumė, ar sulyginu su Gariūnais. Tai Gariūnų aikštelė žymiai didesnė, kainos ten žymiai brangesnės, ten gal truputį daugiau pasirinkimų yra. Bet ten tokie automobiliai labiau skirti neliaudiškai rinkai, ta prasme, ne tai, kas domina labiausiai mūsų žiūrovus ir taip toliau. Dėl to pakomentuoti aš jums labai baisiai nenoriu, kad kažkas čia gero toj Utenoj ar blogo, pavyzdžiui, kaip blogo, kaip Gariūnas. Bet ką aš toliau darysiu, tai būtinai važiuosiu į Kauno automobilių turgų ir į Tauragės. Sulygint kainas, nežinau, kad Tauragėj automobiliai kažkiek pigesni yra. Tai lėksim, pasižiūrėsim, sulyginsim. Būtinai tai matysit viską mūsų kanale. Žmonės taip mane keistai žiūri, su kamera vaikšto čia prie automobilių. Vėl komentarus rašyk, dar pamatysiu. Vėl komentarus rašys, vėlgi kaip ir visat lagin. Tai vėl komentarus rašys, pamatysiu aikštelį, ten dar kažką. Bandykit, laužykit, bandykit, ką norit darykit. Aš nebijau, kaip ir sakiau, aš nebijau to ir jūs manęs nebijokit. Aš apie jūsų automobilius nieko blogo tikrai nepasakoju.
o parodau tos defektus, kurie iš karto matosi. Ir paprastas žmogus tai pamatys. Tai nėra čia nieko kritiškai, nėra čia nieko kriminalo. Jokio kriminalo. O mes ką, pasižiūrėjau automobilius. Atvažiuokit irgi, pasižiūrėkit, manau kažką tikrai saurasit, bet. Yra daug visokių bet. Ką toliau? Varau nupirksiu porą dovanėlių, paslėpsim šiam rajone kur nors. Tai vieną, manau, dovanėlę paslėpsim Utenos rajone kur nors čia. Kitą prie Molėtų, sekančią kaip visat savo gimtam krašte. O gal ir ne, gal mažiau dovanėlių bus. Pasižiūrėsim. Tai va, dar kartą pasakysiu, kad nieko nenorėjau apšikti ten su tais komentarais, kaip pačią pastatėm dažytą, tarpai nesueina. Tiesiog parodžiau tai, kas akivaizdu matosi. Ir jeigu atvažiuoja žmonės su taip vadinamu auto parinkėjų kažkokiu, tai tikrai tos defektus jūsų pamatys ir parodys pirkėjui. Ir prarasit savo klientą. Tad jeigu matėt mano video, paimkite tiesiog tos trūkumus, sutvarkykite. Ir bus paprasčiau jums. O toliau kas dar? Jeigu jums reikia kažkokį nuvažiuoti automobilį rasti, arba norit, kad atvaryčiau kažkokį automobilį iš užsienio, irgi būtinai rašykite Instagramą. Kažką tikrai pasistengsim jums gero rasti. Nesifokusuojam būtinai tik tai šį visą kontentą, kad kažką čia aikštelėse tik tai jisai kažką rodys, dar kažką tikrai pamatysit. Bus daug bairių, daug įdomių vidosų, nes jau laikas tiksi, jau grubiai liko mėnesis ir bus projektas iš Amerikos, parodysiu jums, kągi galima nupirkti iš Amerikos už Batmano kainą ir pasistengsim už minimalią algą, ta prasme bus biudžetas, kaip pavyzdys, nežinau kiek dabar minimali alga, 700 štuką eurų, tai vat į vieną minimalią algą sutvarkyti tą automobilį ir pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Ir ką aš dar norėjau pasakyti, jeigu yra žmonės vadinami rėmėjai, kurie norėtų kažkaip save prareklamuoti, tai pas man yra vienas variantas, planuose nuvažiuoti į Rat Race'ą su to automobiliu, kuris bus atvarytas iš Amerikos. Tai jeigu rasiu rėmėjus, kurie prasponsuos tą automobilį, kad jis man praktiškai stovėtų nemokamai, tai patikėkit manim, aš jums pažadu, bus kontento. Rat Race'ą su tokiu automobiliu dar niekas nevažiavo. Tai kągi, pirma dovanėlės lokacija. Kažkur čia. Bandykit ieškot, va čia kažkur čia. Sekanti dovanėlė bus va čia. Užuominų tokia. Žinačių nebus. Ežeras važiuojant iš Molėtų link Pabradės. O dovanėlė bus paslėpta va čia. Tai kągi, pabradiškiai turi šią vietą žinot. Dovanėlė bus kažkur. Va čia. Graži vieta, faina, belis teka, romantika. Ką dar norėčiau pasakyti šią gražią saulėtą dieną. Visas moteris su praėjusią kovo 8, ši šventė buvo pas jūs vakar. Moteris, merginos, mergaitės. Būkit gražios, būkit linksmos, būkit fainos ir visada džiuginkit savo vyrų. O jei dar nedžiuginat, tai džiuginsit ateityje. Tai va, draugai, tokia serija gavosi, tikėkimės, tikiuosi, kad jums tai patiko. Jeigu patiko, parašykit komentaruose patiko. Jeigu nepatiko, parašykit, kas jums nepatiko irgi. Na ir iki kitų sekančių vaizdelių. Būtinai prenumeruokit kanalą, būtinai, jei patiko, spauskit laiką. Jei nepatiko, geriau nieko tada nespauskit. Prenumeruokit kanalą, nes ateityje tikrai bus daug vaizdų. O mums prenumeratoriai būtinai reikalingi, nes mylim jūs. Ir norime, kad jūs būtumėte su mumis kartu. Bet iki susitikimo, draugai. Susitikimo. Čiau.